Labas, penktadienį, labas 22 iššūkio dieną. Esu parkingė, matau, čia daug mašinų renkasi, visi kaip laikrodis atvažiuoja. Nu vis tik jau 22 dieną, jau tokia rutina, jau tiek daug visi matėt video, jau tiek jau žmonės visus atpažįstam. Vienas kitas tik naujas ateina. Tai kviečiu irgi tave, jeigu žiūri naujas, ateik, praskėsk mūsų kompaniją, mes visi mielai priimam nepažįstamus, susipažįstam, mėgstam būti praskėsti nauja mėsa. Šis savaitgaliais visą laiką būna labai daug naujų veidų, naujų žmonių, daug kas atvažiuoja išbandyti, nes ale lengviau savo leisti savaitgalį, tai šeštadienį sekmadienį laukiam, tada šis net nebus nesiskaitys, kad naujas veidas, nes savaitgalį daug labai naujų veidų ir net nesugaudysi nieko, tai šeštadienis, sekmadienis čia 11. Rytoj čia mūsų ne visi mes būsim, tikrai, bet bus žmonės, bus kas ir nufilmuoja, ir aš filmuką įdėsiu iš Vilniaus eketės kadrą, nes rytoj būsim Palangoj. Rytoj nersim Palangoj, Palanga irgi gera vieta įnert naujokui, ar ne naujokui, su mase ruonių, Baltijos bangas. Labas. Labą dieną. Sveikas, labą rytą. Kvietat į eketę, tai netgi iš Mažeikio atvažiavau. Eik tu savo. Nu, biškai planus pakoregavau, kad galėčiau išbandyti, prisijungti. Sveikas. Tiek raginot. Kaip Mažeikės eketė? Nu, ten mes ne eketėj maudomės, Ventoj, pas Vilmą. Žinai, upiai. Po tokių eketėj, sakau, aš dar nebandžiau, žinai, ten į upę gylis toks, į laikais atsitupi, atsistoji lipi laukan. Nu gerai, palepinsim šiandien su eketė. Pas tavę yra vidurys iššūkė, turi būti jau jisai nukeliavęs. Ronis keliauja, sakai. Keliauja, va, matai, pas mane jau į pabaigą eina. O vasarą jisai nusisukęs būna. Jo, jisai taip. Kitoj pusė. Kada jau tai būsim mėlyni, tai žinok, kad iššūkis pasibaigė. Labas. Vargais negalais įkirtom kojytę. Nekokybiška. Koja nekokybiška? Labas rytas. Sveikučiai. Labas rytas. Palangai pasiruošus jau. Taip, važiuosiu būtinai. Vyresnis. Ir tavo blondinas. Na. O tak kažkoks labai medžioklinis atrodo. Labas. Mes atsivestume, visi rudi, žinau. Visi blondinai. Taip, paprastai skirtingos rūšys, bet visi tokios pačios spalvos. Ir pas Mindaugą. Oi. Mindaugai dar tavo braškė irgi tokia, tai galima tikrai daryti ruonių, šunų parodą. Nu, kaip sekasi? Ar kaip nesiseka? Nesiseka! Labas. Labai paslaptingas tavo šuo. Akis. Neišmesit iš ruonių. Labas rytas. Su tokiu lankomumu. Ne, tikrai labai. Valin. Gerai, kad ruonis apsaugojo. Tai, kad su šalmu. Kaip koks pavardas? Maironis. Maironis. Kas gyvas? Sveikas. Nu ką, pagaliau penktadienis. Jo, Pauliau, o tu specialiai eilėraštį sakai Maironio, nes Maironis žodis yra Maironis. Aš vakar tik supratau, tai čia toksai labai toks sentimentalus dalykas. Maironis yra iš dalies Ronis. Nu, žiūri, kaip išvalė tekite gerai? Jo, vat. Visai neblogai. Neblogai, tikrai. Pritrūko kokio pusvalanduko, kaip visada. Kas tau į priekį, valyk. Saugau, kad nieks neišliptų. Ginti, saugoti, padėti. Nu, pabandykit tik eiti. O čia kažkas nefilmuoja? Jau aš baigiau. Jau filmavai? Filmavau, reikėjo padaryti penktadienis, žinai. Kaip penktadienis savo? Labai geras, pasėmiau laisvą vien tam, kad padaryti video savo kolegom. Tai, manau, gera diena, gera pradžia. Kaip tai jauta? Labai gerai. Pasikroviau energijos, o dabar į Palangą. Greituką padariau, šlipau, bet savijauta gera. Ką Mažeikiai? Nieko, sušilom, pasikrovėm energijos visai dienai. Kviečiam visus prisijungti, šitai prikvietė Simonas, be kalbėdamas. Važiuokit, išbandysit. Nekanda, visi draugiški priėmė. Negaliu kalbėti. Penktadienis, kaip tau penktadienis? Dabar jau gerai.
iki tol buvo ne kažką, bet pasitaisiau penktadienį. Bet žiūriu, kad gaunasi tenka organizuoti dieną taip pradėti, kad į ežerą yra būtina įlipti. Kažkas čia tikrai labai traukia. Labai smagu, labai ačiū. Būtina į ežerą įlipti, taip. Būtina. Žinai, ką aš pastebėjau? Nežinau. Kuo ilgiau nelipi į vandenį šaltą, to sunkiau priversti čia važiuoti. Bet aš tokia laiminga, kad su jumis šiandien. Gausiu turėti norą. Aš ant taip norėjau ir nešalta, tikrai nešalta. Rankos sušalo, bet nešalta. Nežinau kodėl. Su suknelė šilta. Jo, labai. Penktadienis! Penktadienis! Rytoj darbą nereikia. Kokia šiandien diena? Penktadienį! Penktadienį! Tursiau! Šiek tu mane Tursiau! Penktadienį! Penktadienis! Man visada penktadienį. Dar įvėraštį. Ne. Vis tiek tu šiandien mane taip skubina, aš net savo glaudžių neužsidėjau. Tai be glaudžių? Nu, su triusikais, be. Nu, kaip tau šiandien penktadienis? Geras, šiandien važiuojame į Palangą ir rytoj ruošiamės į jūrą šokti. Ar būsi tu? Neatsinešu rankšluošių, tiesiog išdžiūnu ir nebereikia. Tai va toks metodas. O, čia super. Nereikia rankšluošių šlapinti. Sveikatai, šaltas vanduo, bet kartais žmonėms reikia pastatyti save į nekomforto zoną, kad suprasti, koks galingas, energingas esi žmogus. Vienas iš būdų maudymas į šaltam vandenį ir ką palinkėsiu, tai visiems kartais pamėginti išeiti iš nekomforto zonos, kad pajausi, koks esi stiprus. Gero penktadienio, į geros dienos. Penktadienis! Penktadienis, į šeštadienį bėgam. Išsinėrė iš pavadėlio. Kelintą kartą jau. Lėliukas antrą kartą jau. Laukais laksta. Bronių šunius taip susidraugavę, kad jie tiesiog bėga nerės iš pavadėlių, kad kartu pažais dar galėtų kelias minutės. Va taip čia pas mus. O jas pavadėlius, kad neįsinertų. Pirmą dieną išsinėrė ar antrą. Stebėjau tokį dalyką, kad mūsų grupiai Eketė Vilniuje vakar suėjo 5000 narių. Tai dabar yra 5000 narių grupėje. Wow. Tai grupė mūsų daug, čia galėtų būti, sakyčiau, irgi dar daugiau, bet realiai kiek yra, tiek yra, pakanka, visko čia užtenka. Bet potencialių ruonių daugiau yra. Labas rytas. Kad tokia šypsena plati? Graži diena. Eina žmogus, šypsosi, juokiasi beveik. Graži diena, sako. Man atrodo, mūsų čia daugiau negu kad Eketėj maudėsi. Ir dar to perskaičiusiu, bet tikrai toks panašus jausmas toks. Ką sakei? Kepurė, atsiprašau. Einam į mašiną tada. Ačiū. Dabar čia bus po kelių sekundžių, čia bus kadras, kurio galbūt nenori matyti. Čia bus šūdas, tai išjunk čia ir įjunk į va šitą sekundę sekantį toliau video prasuk ir nebematysi šito. Gal yra gamtininkų, kas žino, kieno čia šūdas. Kelintą kartą randu tokį šūduką žalumos kažkokios taip privarytą. Tai įdomu, kieno čia šūdas, kas čia mane vis palepina ant namuko prišikdamas man. Tai aišku, ne žmogaus, ne katės, ne šuns, bet kažkokio tai ar kokia ūdra, ar bebras, nežinau, antis, gal antis, bet šiaip nematau nieko čia gyvūnų, bet šūdus randu. Karts nuo karto šūdus randu, tai įdomu. Atsiprašau, kad apie šūdus, bet šiaip tai šūdai daug pasako. Čepulis yra radęs meškos šūdą ištyrinėjęs, tai irgi wow atrodo. Toks įrodymas, kad yra meškų Lietuvoje. Nes vis tai yra visokių kalbų, tokių gandų, kažkas užfiksuoja tai per kamerą, tai va Čepulis rado šūdus meškos, bet kaip ir taip nėra patvirtinta aiškiai, kad yra meškų, bet va iš tokių nuotrupų galima suprasti, kad yra meškų Lietuvoje. Dabar matai šitą video penktadienio vakarą, aš rytoj 5 ryto išvažiuoju į Palangą, tai dar tu irgi gali prisijungti. Dabar jeigu yra vakaras, dar parašytum Vilniaus grupę, gal kažkas irgi ekspromtu sugalvotų važiuoti. Arba gal kažkas važiuoja ir turi vietas ir tai paims. Rytoj susitinkam Palangoj, 12 valandą, kokia tenais 1, tai palengva, 2 valandą rikiuosimės ir išbėgsim į jūros tiltą, iki jūros tilto ir nuo ten prie jūros tilto šoksim į bangas. Ai, apie naftą. Nafta nuplaukė į Latviją, užuojauta latviams, atsiprašau už Lietuvą, kad mes čia taip aptiršėm jūs, bet gerai, kad ne į Palangos pusę nujudėjo, o į Latvijos. Bent jau mes galėsim išsimaudyti švariai ir be naftos.
Viskas, eik miegoti, ilsėtis. Rytoj laukia ilga diena, bent jau man. Išvažiuosiu 5, paskui kitą dieną vėl 5 išvažiuosim su Tadu ir važiuosim į Vilnių sekėti sekmadienį 11. Aišku, bus ruonių rytoj Vilnių sekėtėjai 11 val. Tai gali prisijungti ir ten, bet jeigu nori su didesnė bendruomenė panert, tai tik į Palangą. Ate.